Iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite salos, išgirskite toliosios tautos. Mane Viešpats pašaukė, man dar negimus, dar motinos įsčiose man gyvena, jis ištarė mano į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir padėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu, Izraeli, esi mano tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui stengiaus, tuščiai ir be reikalo jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės Viešpats rankoje ir mano atlygis man pas mano Dievą. Dabar kalba Viešpats, kuris dar motinos įsčiose man tebebūnant, mane savoju tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą paverščiau, prie jo Izraelį surinkščiau. Šitaip aš pagerbtas Viešpaties akyse ir mano Dievas manojo stiprybė. Jis tarė, per maža tau būti mano tarnu, tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugrąžintum išlikusias Izraelio žmones. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganymas žemės pakraščius siektų. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Eilė, man gera vėl būti kartu su jumis, jau antrą kartą iš eilės. Važiuosiu šiandien į Vilnių ir man kaip jėzuitų provinciolui vėlgi yra džiugu matyti, kad ir tuomet, kada nesitikėjot, kad aš būsiu taip gausiai susirinko. Ypatingai džiaugiuosi, kad štai matau dar naujus veidus, dar žmonės, kurie mokosi masažo ir visų kitų meno, kaip padėti žmonėms, kurie patys kovoja už savo vietą po saulę. Štai regėjimo negalę turintys žmonės, kurie irgi yra mums geras pavyzdys, kaip nepasitenkinti esamą būseną, prieblandą, sutemą, o ieškoti prasmės, ieškoti šviesos šiai dabarčiai. Ir štai girdėtas skaitinys yra kenčiančio Dievo tarno, kenčiančio Jahvės tarno pavyzdys, kurį aprašė Izaijas 700 beveik metų prieš Kristui gimstant. Ir kalba apie tam tinkrą labai didelę savimonę turintį iš asmenio troškimą tarnauti. Žinoti, kad mano gyvenimas yra prasmingas, yra duota man kryptis ir aš galiu būti kaip strėlė besiveržiant į tikslą, aš galiu būti aštrus kaip kalavijas, aš galiu būti veiklus, aš galiu pasiekti rezultatą, nes už mane stovi tas valdovas, kuriam tarnauju, tas karalius arba tas tėvas, kuris ir manim rūpinasi, gina mane, kuris neapleidžia manęs ir kuris nori, kad gyvenime būtų daugiau teisingumo, daugiau šviesos. Ir tada tas tarnas nebijo persekiojimų, nebijo iššūkių, nebijo sunkumų. Tai mes skaitykime šiomis dienomis Izaiją, ar Magnificat pasiėmė, ar kažkurios kitas knygas, bet ten nustembi, kaip atitinka Izaijo pranašystė Evangelijose aprašytai situacijai, kas atsitiko su Jėzumi. Nors Evangelija mums jau kalbės apie paskutiniąsias dienas ir pokalbius ir santykius Jėzaus su savo artimiausiais žmonėmis. Vakar, kaip girdėjome, buvo Betanijoje, reiškia, jam sutepė nardo aliejumi kojas ir jisai džiaugiasi šito patarnavimu, meilės išraiška.
O štai šiandien jisai jau kalba apie išdavystę. Ir šiandien Evangelijoje aptariami Petro ir Judo charakteriai. Jie abu, kaip ir paskiau kiti mokiniai, dėl baimės arba dėl kitų kažkokių tai motyvų apleis, nusigręš nuo Jėzaus. Toks yra gyvenimas, kad mes išsigąstame, mes būname neištikimi. Bet kur va ta geroji žinia yra, kad Dievas yra ištikimas. Dievas niekada nepasako galutinai, kad jeigu tu šitai pasielgiai, viskas, kad nes su tavim neturėsiu nieko bendro. Štai kur yra geroji žinia. Jėzus eina iki galo, atiduoda, ką turi savyje kaip žmoguje geriausia. Jis, sako, prisiema visų kitų negalės ir kaltes, nuodėmes, tam, kad sunaikintų, kad leistų žmonėms turėti daugiau vilties, daugiau šviesos. Tai mes už tai ir dėkojame Jėzui, norime jį dar vis geriau pažinti, kad mūsų santykis su juo būtų dar geresnis. Taigi pasiklausykime Evangelijos. Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Sėdėdamas su mokiniais už stalo, Jėzus labai susijaudino ir tarė: iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniai ėmė žvalgytis į kitą spėliodami, kurį jis turės omenyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Simonas Petras pamojo jam ir pašnibždėjo: sužinok, apie kurį jis kalba. Šisai pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė: kas jis, Viešpatie? Jėzus atsiliepė: tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį. Ir pamirkęs kąsnį dubenyje, jis padavė Judui, Simono Iskarijoto sūnų. Kai šis nurijo kąsnį, įėjo į jį šėtonas. O Jėzus jam sako: ką darai, daryk greičiau. Nė vienas iš sėdinčiųjų už stalo nesuprato, kodėl jis taip pasakė. Kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie pamanė, jog Jėzus jam įsakęs: nupirk, ko mums reikia šventai, ar liepęs ką duoti vargšams. Tad anas, nurijęs kąsnį, tuojau išėjo. Buvo naktis. Jam pasišalinus Jėzus prabilo: dabar žmogaus sūnus pašlovintas ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, bematant pašlovins. Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš einu, jūs negalite eiti. Simonas Petras įklausė: kur eini, Viešpatie? Jėzus atsakė: kur aš einu, tu dabar negali manęs palydėti, bet vėliau palydėsi. Petras vėl klausė: Viešpatie, kodėlgi negaliu dabar tavęs lydėti, aš ir gyvybę už tave guldysiu. Jėzus atsakė: tu guldysi už mane gyvybę? Iš tiesų sakau tau, dar gaidžiams nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Dievio žodžiai ten naikina mūsų vaikus. Jėzui Kristui. Ačiū labai Ignui, ačiū tėvui Gintarui, kad jisai vėl su mumis padarė įžvalgas. Ir dabar tiesiog pasiklausykime žodžio tarp mūsų, bet žodis tarp mūsų atliepia Izaijo būtent žodžius. Kas tas Jėzus, kurį nukryžiavo didįjį penktadienį ir kuris Velykų rytą prisikėlė? Šį klausimą verta kelti kasdien, kaskart ieškant atsakymų. Šventoji dvasia mus ves gilyn į Kristaus slėpinį
ir vis labiau jį atskleis. Skaitydami šventąjį raštą, Jėzų dažnai apribojame tuo, ką apie jį skaitėme. Tačiau Izoijo knygoje esančios tarno giesmės leidžia pažvelgti į Jėzų pranašo akimis ir kreipia mūsų mintis į žodžių tapusio kūnu ir kentėjusio už mus slėpinį. Kas tas Jėzus? Jis Dievo tarnas, siųstas išsipildyti Izraelio viltis. Jis taip susivienė su išrinktąja Dievo tauta, kad net vadinamas jos vardu Izraeliu. Izraeli, per tave savo šlovę apreikšiu. Tai tas pats paslėptasis tėvo slėpinyje, laukiantis tinkamo metų. Jis padarė mane aštrią strėlę ir įdėjo į savąją strėlinę. Metui atėjus, jis apsireiškė Izraeliui ir pasiūlė jam tapti tėvo šlovės dalininku. Kas tas Jėzus? Jis ne tik seniai žadėto Izraelio atkūrimo išsipildymas, jis taip pat ir tautų šviesa, kuriai lemta nešti išganymą visiems žmonėms. Aš padarysiu tave taip pat ir tautų šviesa, kad mano išganymas pasiektų žemės pakraščius. Dievo meilė kūrinijai tokia didelė, jog jis tapo žmogumi, kad išganymas pasiektų visus žemės pakraščius. Per Jėzų kiekvienas žmogus yra pakviestas kurti, įpareigojantį santykį su Dievu. Ar tikite, kad Dievas susivienijo su jumis? Ar tikite, kad meilės ryšys tarp jūsų ir jo yra toks stiprus, kad niekada nenutrūks, nebent patys norėtumėte jį nutraukti? Nėra nieko, ko Jėzus nepadarytų dėl jūsų. Kamuoja skausmingi prisiminimai, jis gali ištraukti šį trauminį pamažėl, gydydamas ir atleisdamas. Jums brangus žmogus išgyvena tikėjimo krizę ir jūsų maldas, tarnystę, padrasinančius žodžius ir suteiktą viltį. Jis gali patraukti tą žmogų savęs link. Toks yra Jėzus. Jo gelbstinti galia pasiekia mus visus. Viešpatie Jėzau, atsiduodu tavo meilę ir išmintį. Šventosios dvasios padedamas noriu liautis, pasitikėti tik žmogiškąją išmintimi. Viešpatie, tikiu tavo gelbstinčią galę. Taigi, ačiū, kad klausėte. Iš tikrųjų, kai skaitai, tai kažkaip labai paliečia, jeigu tu įsigyveni ir tai. Ir iš tikrųjų, kiekvienam duotas turbūt savas gyvenimo kryžius nešti. Ir mus kiekvieną atskirai paliečia Viešpats, ar mes. Tik jeigu mes norim įsileidžiam, jeigu mes nenorim neįsileidžiam. Arba mes matom, arba mes nematom. Vakar, kadangi mes šventėme mūsų mokytojo vieno Vacio jubiliejų, prie stalo mes tiesiog tokį, kaip sakoma, aš norėčiau šiandien dar pakartoti apie kryžių. Mes kiekvienas turim savo gyvenimo kryžių ir mums Viešpats turbūt jį davęs. Tai iš tikrųjų, sako vienas vargšas, ir sunku, ir jis labai ir kenčia skausmuose galbūt. Ir jis mato, kad kiti gyvena turtingai, laimingai. Jisai kiekvieną kartą klausia Viešpaties, Viešpatie, kodėl man toks kryžius? Kodėl aš taip turiu kentėti? Kodėl man taip yra, o jie tokie laimingi. Ir vieną naktį besapnuojant jam pasirodo regėjimas. Regėjimo šito metu jis mato angelą priešai stovintį ir tokią didelę duobę, kurioje daug kryžių. Jisai sako, vat nusimk nuo pečių, jeigu tavo kryžius nepatinka, ir mesk tu jį čia ir pasirink tokį kryžių, kokį tu nori. Ir jisai su didžiausiu malonumu trenkia tą kryžių į tą duobę giliausiai.
Ir galvodamas, nu dabar tai jau gyvensiu gerai. Sako, kokį nori kryžių pasirink. Jis jam siūlo, tai bet sako, auksinis šitas nedidelis kryželis, čia jį vyskupai nešioja. Sako, tai gerai, aš pasimsiu. Jis susideda tą kryžių, staiga jį prislėgia baisinė atsakomybė. Baisinė atsakomybė už viską. Ne, sako, aš nenoriu šito kryžiaus. Tada jisai pasiema kitą kryžių, atrodantį jam tokį, čia sako, turtingo žmogaus, aš eisiu gal su juo. Jis pasiema šitą kryžių, jį prislėgia mintys, kaip jis įsigijo tuos turtus, kaip jam atsakyti prieš tai, kaip jis klimsta gilyn į visur. Ir staiga, ne, aš nenoriu to kryžiaus. Ir taip vyksta eilė pasiūlymų. Jisai vis ne ir ne ir ne, nes jis jaučia tą jausmą, būtent tą, kurį tas nešioja tą kryžių, kad jis perimtų kitų kryžių. Tai sako, galų gale tu įeik į tą duobę ir įsirink. Dabar kokį tu nori, eilė tų kryžių. Na ir jisai renkasi ir įsineša, pagaliau sako, radau ir man dabar kaip lengva, kaip gerai, koks aš laimingas. Tai sako, tu pasižiūrėk, kuris tas kryžius. Taigi tavo pačio kryžius. Tai iš tikrųjų, na, mes kiekvienas jį turim. Mums galbūt atrodo labai blogai, bet tai iš tikrųjų, jeigu mes einam ir dar su viešpačiu, galbūt mus veda tas kryžius į tam tikrą išgydymą, į tam tikrą išganymą, kurį mes tikrai galbūt nei nesuvokdami, nei nesuprasdami, kad taip yra, nepatiriame to, ką kitas galbūt žmogus, mes jam pradedame pavydėti, ką kitas žmogus išgyvena, ką jis turi. Taigi, melskime ir prašykime šiandien viešpaties mums suteikti tos išminties, siunčiant šventąją dvasią į mūsų širdis, kad mes galėtume gyventi ir būti tą išmintimi ir pasinaudoti viešpaties teikiamą malonę. Ir kad mes suprastume ir suvoktume tą. Ir dėkokime Dievui taip pat už šitą galimybę, kurią mes turim. Kad mes čia galim ateiti, kad mes čia galim skaityti ir klausyti šventąjį raštą, girdėti Dievo balsą ir jam dėkoti už tą galimybę. Čia mokymo įstaiga. Mes melskime taip pat už tėvą Gintarą, melskime jam dvasinės stiprybės, kad jis mus toliau stiprintų dvasioje. Mums yra be galo tai svarbu. Melskime mes už šventąjį tėvą Pranciškų, melskime už visus kunigus vyskupus, kad jie mūsų visą pasaulį žmonės stiprintų dvasioje. Tada mūsų gyvenimas iš tikrųjų labai keisis. Melskime mes taip pat už mūsų šalies vadovus, prašydami jiem dvasinės stiprybės. Melskime už mūsų švietimo ministrą, melskime už mūsų prezidentę, už mūsų visus parlamentarus, kad jie darytų viską mūsų tautos labui, kad jie pasikliautų siunčiant, prašykim jiem šventosios dvasios atsiuntimo į širdis. Kaip šiandien, kad tėvas Gintaras kaip skaito, kad ne ta piktoji dvasia ateitų tą vidų ir neperkeistų mus. Nes iš tikrųjų ta žmogiška prigimtis mums yra be galo sudėtinga, net kaip ir matom ir Petras, jisai išduoda viešpatį gaidžiam nepragydus. Taip ir atsitinka. Tai prašykime tos dvasinės stiprybės, ko mums labai trūksta. Ir atsakykime savo į klausimą, ką šiandien ir klausė. Kas mums Jėzus, ką jis mums davė. Pasistengime suprasti, pasistengime tai išgyventi. Melskime už tuos žmonės, kurie šiandien važiuoja į Aukštadvarį, kad tikrai viešpats siųstų šventąją dvasią jų širdis, tam, kad tie jų sprendimai būtų pagal Dievo valią, kad jie grįžtų išgirdę viešpaties balsą, kad būtų pasiruošę tinkamai Jėzaus prisikėlimui šitai didžiai šventė. Melskimės už mūsų mokinius, aš dar kartą be galo dėkinga mokytojams, kurie pakviečia mūsų mokinius čia, kur mes galim kartu su jais, kartu pasimelsti ir ypač didžiąją savaitę jausti vienas kito ranką, jausti vienas kito šilumą ir tai meilę apdovanoti vienas kitą, kad mes tikrai su džiaugsmu, su savo tais nešamais kryžiais eitume pas viešpatį ir dėkotume už tai, ką jis mums davė. Melskime mes ir prašykime viešpaties malonių mūsų sergantiems žmonėms. Melskime už Valytę, jai stiprybės. Aš tikrai džiaugiuosi, kad Valė čia ir šitiek
jau laiko viešpats valiai duoda ir stiprina ją, kur tikrai mes turim akivaizdų pavyzdį, kur valyti jau galbūt tik mūsų maldų dėka, pasitikėjimo viešpaties dėka, mes turim valyti čia ir jinai galėjo savo vaiką auginti ir galėjo būti su mūsų bendruomenė ir toliau. Tai viešpats stiprina valyti tave dvasioje ir tavo šeimą. Melskime už Albinutę, melskime už ekscelenciją, prašydami jiems sveikatus. Melskime už šiandien dieną gimusius mūsų žmonės. Aš meldiuosi už savo marčią Eglę, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Jeigu kas turite, pažįstate, tai prašau kartu pasimelsti taip pat už ją. Taip pat vakar nepaminėjau mes. Šiandien pasimelskime ir už Vladą. Vakar Vladą šventė savo gimtadienį, bet tiesiog neįvardinom, bet mes šiandien paminėkim Vlado, kuris dirba administratorių Miško gatvėje ir visus kitus, kuriuos mes čia matom per tą ekraną, kur surašyta visa eilė gimusius mūsų bendruomeniai žmonės, už jų šeimas, už juos. Ypatingai šią didžiąją savaitę, iš tikrųjų, manau, didelis džiaugsmas yra, kada ateina tas gimimo laikas, būtent šitą savaitę, kai tu gali apmastyti, kad tu gali pergalvoti daug dalykų, kurie yra susidėję. Melskime mes už mūsų išėjusius žmonės, melskime už Darių, melskime už Alfonsą, melskime už Aušrą. Šiandien, kad mintis atėjo, pernai Aušra šituo metu atvežė mūsų mokinius į būtent į mūsų įskaitą iš Palangos. Šiandien mokinius atveža Juventa, galbūt jau mokiniai atvažiavę, Aušros jau neturime. Meldžiamės už ją visi metai, tikėkimės, kad viešpatį jinai rado prieglobstį. Melskimės už Ingridą, už Liliją, už Mariją, Ireną, Violetą, Sigitą ir visus kitus mums brangius žmonės išėjusius. Aplankykime mintimis, prašydami viešpatės malonių jų sieloms ir užtarimų mūsų reikaluose pas viešpatį. Melskime taip pat prašydami šiandien viešpatės globos tie, kurie laikys įskaitą, ir dėkokime už vakar dieną, kuri tikrai praėjo, manau, pas mus labai, sakyčiau, rimtyje. Ir manau, kad visi išlaikė tą įskaitą, taip tikėkimės, nes vakar buvo susikaupę daug streso, daug baimės. Melskimės taip pat už Švento Ignaco kolegijos bendruomenę, ruošiasi taip pat kiekvienam žingsniui, būtent išorinė vertinimui. Kviečiu ten pat.